Ar pastebėjai, kad veidrodis buvo uždengtas? Taip, pastebėjau. O ar tau yra svarbus veidrodis? Na, visas gyvenimas ten sukasi kažkodėl tai tame foje aplinkui tą veidrodį. Kodėl tau svarbu gražiai atrodyti? Na, viešoji vieta, mokykla, kaip ir daug žmonių, tai kad neatrodyti kažkaip tai, Tai tau svarbu kitų nuomonė? Taip. Kodėl tu žiūri veidrodį? Kad save pamatyčiau. O tai reiškia, tau svarbi tavo išvaizda? Jo. O kodėl jinai tau yra svarbi? Noriu gražiai atrodyti. Tai reiškia, tu išeini iš namų ir nepasižiūri net į jį? Ne. Tu nori gražiai atrodyti? Taip. O prieš ką tu nori gražiai atrodyti? Prieš berniukus. Kad patikčiau. O kodėl tu pasižiūri? Kad atrodyt gražiau, pasišukuot arba žiūrėt, kaip atrodo. Kodėl norėtum atrodyti gražiau? Kad patikt merginams gal. Kodėl tau svarbu gerai atrodyti prieš kitus? Tiesiog noriu, kad matytų mane, kad aš gerai atrodau. O kodėl tau tai svarbu gerai atrodyti? Tiesiog, kad patikti draugams. Tau suprast. Va. Kodėl mokykla yra tau svarbi tavo išvaizda? Na, nežinau, kad kitų žmonių nuomonė mane susidarytų gerą teigiamą. Tai tau reiškia svarbu, kad apie tave būtų teigiama nuomonė? Na taip, juk kiekvienas žmogus nori, kad jį mėgtų, o ne, nežinau, pavyzdžiui, o ne vengtų jo arba manytų, kad jisai keistuolis. Tiesiog noriu neįsiskirti žmonių. Tiesiog norisi, kad kiti turėtų apie mane nuomonę gerą kažkokią tai nuomonę, kad ne kaimo Jurgis kažkoks tai ir taip toliau. Tu mokykloje nori būti galbūt populiarus? Ne tiek populiarus, kiek tiesiog nešmeižiamas kažkoks. O ar tau veidrodis padeda? Taip.